Rekomenduoju tiem, kas tikrai turi pinigėlių, nori nusipirkti vokišką daiktą. Tai yra Lemke Luč termovizoriniai priedėliai. Kaip sakiau, yra 3 modeliai, 25-ukas, tai yra su 384 matrica ir 25 lęšių. Luč 1 yra 640 matrica 35 lęšiai ir Luč 2 yra 640 matrica ir 50 lęšis. Ten jau topas. Kainos yra 2300 eurų, 3700 eurų būtent šis modelis ir 4050 eurų Luč 2 modelis. Kodėl jie man patinka labiausiai? Tai itin paprastas valdymas, labai geras įjungimas, fizinis mygtukas, įjungiam slipas, įjungiam onas, išjungiam. Labai gerai patogu žiemą, net su pirštinėm, einant niekas nepasispaudžia, nekliūna, neįsijungia, nebus taip, kad, sakykime, priedėlį dedant tašiai kažkur kupriniai pasispaus mygtukas, nuvažiuosit į medžioklę, akumuliatorius išsėdės. Čia fizinis mygtukas, su pirštiniam patogu, žiemą vėlgi su pirštiniam sugraibyt, kur mygtukas, ar, sakykime, šituose modeliuose 4 mygtukai, irgi 5 netgi mygtukai, kurį čia paspaust, pasižiūrėti reikia, sakykime, su pirštiniam ne taip malonu, ne taip paprasta, kaip su šituo, sakykime, įjungiam, 4 sekundės termovizorius įsijungia. Tikrai paprastas valdymas, 3 mygtukai, užeina meniu, pasireguliuojam, šviesumas, įrašymai, visi turi įrašymo galimybės išskyrus CL42, turi programėlės, galit žiūrėti online. Šitas beje turi nestandartinį žiedą M52 ant 075, o turi M33 sriegį, bet komplekte visada eina su tokiu perėjimu, kurį klientas yra prisiklijavęs dabar, nenusuksiu, ir užsisuka toksai aliuminis žiedukas su gumytė. Tai jį pilnai galim irgi naudoti, turi sąlyginai didelį ekraną ir jį pilnai galim naudoti kaip termovizorinį monoklį. Nors ir optinis artinimas yra vienetukas, bet paspaudus 2 mygtukus vienu metu ir laikant, gaunam 2x artinimą ir galim pasižiūrėti, kaip jisai rodo, sakykime, priartinus apsidairyti. Iš praktikos galiu pasakyti, kad su Luč 2 ant kilometro, ypač prisiartinus, tikrai galima pamatyti, ar išėjus elnių banda ar šernų banda. Tai tikrai labai geri termovizoriai, pagaminti Vokietijai, suteikiama irgi 3 metų garantija ir neturiu prie ko prikibti. Superiniai variantai.